Do you know what time it is? Do you know what time it is? 12 jau renkasi. Labai svarbu žinoti, kaip jie jaučiasi. Sveikas, Emili. Kaip manai, ar pats asmeniškai būsi paminėta šimtadienyje? Aš manau, kad taip. Aš tėvus nuteikiau bet kam. Minutė. Gerai. Tėvai mažiau bijo negu aš pati. Nu, vienu žodžiu. Matysim. Oi, bliombo. Manau, žiauriausiai bus. What time? Šį renginį remia Neringos svetainė. Rokiškio kriaušės. Ir Rokiškio sirena. Nenustok žaisti Romuva LT. Dieve, nu vėl apsivertė. Dieve, vėl man tvarkyti, dar buvo sunku tuos sąsiuvinius pasidėti gražiai. Ne, aišku, eit pačiūtį tvarkyti. O, skarbonkės gerai, priduosiu. Labai gerai. Ir mažas, tai nieka gera, jėtus vėl man stūdė, senai, taigi man tai sunku jau. Man tai jau nugarų sopa viešpatį. Jėzau. Aišku, ir butelius išmėti. Aišku. Ir nesuprat, ar buvo sunku priduoti. Taigi būtų centų jau. Nu, bet aišku, jaunimui negi kapeikas dabar rūpės. O, sirena. To reik pažiūrėti. Maž koks skelbimas bus. Maž kažkas šito bardakų sutvarkis. Labas, mačiut. Nu čia dabar. Dievas, tai kodėl tu metai tų kuprinių? Visada varyt, eit mačiutį ir dėliot, viskur tvarkyti. Neturiu aš laiką dabar palauk. Nu kur tu neturi? O tu matai, kokiam bardakį gyveni, kokią lentyną. Tai kam tu man dabar sutvarkėjai, aš čia gražiai susidėliojus, visku buvau. Man viskas aišku buvo, dabar nebetrasi, aš nieko ačiū žodžiu. Nu kur gražiai, jėtus, o tau negėda nesarmata prieš žmonės. Kokiusgi žmonės, netyla čia žmonės. Kaip tai kokius? A Danieliukas? Jo, toks ten ir žmogus. Tai aišku. Matat, dabar jaunimas koksai. Aišku, pasiemus ant savo telefonu, kaip tai seka jaunims, skrolina. Pasiemu telefoną ir brauka. How long will we fly? 20 minutes. 20 minutes? Whoa, double fuck. Break dance is always break dance, you know?
darbas, o pradėjai. Labukas. Ką tu? Nieko, tu ką? Ai, aš tai nieko, gero. Einu kitaras. Nu. Galvoju, dienyną tam atsidarysiu. Pasižiūrėsiu pažymys, gal matematikos kontroliniai rašytas. Atsidarau, pasižiūriu. Nu tai rašytas. Spėkė gavau. Ką žinau? 3. Atspėjai. 3. Tai kaip tu tarpinius išlaikysi? Ai, su tais tarpiniais, žinai, galvoju, net netysiu tos tarpinius. Tas pats bus, ateisiu ar neteisiu. Gal gerai su. Ei, bet pažiūrėk dabartiniam 12-okam. Pasisekė. Jokių tarpinių, nieko. Ateina 12 klasinį egzaminą. Išlaika, neišlaika, viso, namo. Ir nekrykšti. Tiesai. Mes tai per krikštynas, mes kaip durniai, tą žaselę aplink mokyklą vaikščiom. Veidus ištepliojam, paskui išbėrė tenais. Ėdamus visokius ten ėdėm. Pasisekė jam. Tomukai, pasislink žaislų savo, dabar trūkta man. Ne, Afrodite? Nu? Žinai ką? Gal pažaidžiam ką? Pala, neik dabar kambarį, man netrūkta, aš vėliau, neik. Dabar? Čia? Taip, dabar čia. Turi žaidimų gal tokių stalo, ką? Ai, stalas. Jo, turiu stalą, pažiūrėsiu. Ai, padėksiu, tai praeitas vaidas žaidė. O, šitą palik vakare pažaisim. Jo, gerai, rytoj poryt. O, ši. Ką radai čia? Žemojus. Kas parašyta? Romopolis. Pažaisim? Nu, davai, bandom, pažiūrėk, kauliukas. Oho, čia žinok ne kauliukas, visas kalnas čia laisvė. Jo, gerai, tips. Taisyklės. Aha. Mums reikia bankininko. Prašau. Taip. Tai labas vakaras. Romopolis tai klasikinis ekonominis stalo žaidimas, kurio metu reikia pirkti, parduoti arba nuomoti nekilnojamą turtą. Minimalus žaidėjų skaičius 2 plus bankininkas. Reikalingos priemonės. Žaidimo lenta, žaidimo kauliukas, o svarbiausia – aštrus protas. Nepaklyskite turgelio dūmuose. Išlaikykite rimti lyderių susirinkimuose. Ir neįsimylėkite varžovo apsilaikę pas kupidoną. Jokiu būdu nepamirškite Lietuvos himno žodžių, išmoktų per Egidijaus Kundroto pamoką. Nepameskite galvų dėl merginų liūdos aerobikos pamokose. Taip pat nepameskite galvų ir dėl vaikinų demonstruojančių jėgą prie Rokiškio kriaušės. Na žinoma, nepamirškite, kad girdėta Jūratės Matiukaitės kompiuterio klaviatūros paukšėjimą įsiminsite visą likusį gyvenimą. Nes besivaržantieji čia turi suktis kuo gudriau, bei išridenę kauliuką ir žaidimo figūrėlę pastatę ant tam tikro lauko nuspręsti, ar verta pirkti abiturientų valdomas stoteles. Tai ką? Tegu Romopolio žaidėjus lygis sėkmė. Žaidimą pradedam.
fainų kuliukas pradėsiu. Nu tai kodėl tai mergaitėm pirmenybė? O, berniukam eilės. Jūra Jūratė Matiukaitė. Liuda Liudmila Pernovienė. Egis Egidijus Kundrotas. Viens, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, 10, 11. Jūra, daryk duris! Jūra, meluoji, mano. Na labas? Nu tai ką čia ir vėl užsirakinus Jūra darai? Jau ką, vėl šimtadienio bilietas lėpė. Eikit, nebesvaikit, juk čia praeitų metų bairis, pamirštam. Kalbant apie praeitų metų bairius. Girdėjau, 11-okai vėl šimtadienį daro. A ne? Žinau, nes aparatūros manęs prašė, bet aš tai nedaviau. Kodėl? O kodėl? Jie ir vėl kultūrnamį daro. A, jie kultūrnamį daro vėl? Nu aš nesuprantu, kiek kartų buvo sakyta, jog mes turim tokią didelę salę, mes ten tiek žmonių galim sutalpinti, o jie kultūrnamį daro. Dar tiek pinigų išleidžia, juk čia bendruomenė šventė. Nu Jūra, kas tau ir vėl su to kultūrnamiu negerai? Ir jaunimas dabar organizuoja, šokius kūrė, nu taigi viskas čia O tau jau tai vien tik tais apie tuos Nu tai šokius. mūsų aktų salėj visiškai nėra vietos Palauk, tu šokius. dainuot jas nutelpa, bet pašok Supranti, kad tavo dainos visiškai Be niekam mano dainų tavo šokiai niek nebūtų. Kiek tavo dainos? Atsibodo! O ir šiaip galėtumėt nebesipykti. Susitaikom! Susitaikom, pasakiau! Susitaikom. Įkvepiam, įkvepiam. Ačiū Dievui, šis mes tai jau nebe mūsų reikalai. Aš ne Dievas, aš Kundratas. Kas jūs tokie? Eikit į pamoką. Mes pasiaiškinsime, palaukit, mes pasiaiškinsime. Mes atvykome iš Romopolio. Romopolio? Koks Romopolis? Koks Romopolis? Romopolis? Ką? Žiūrėkit, mes ridenom kauliuką ir išridenom mokytojų kvartalą. Ir mūsų tikslas yra pirkti arba nepirkti jūsų gatvę. Tai čia jau kaip mes susitarsim. Kur mes kavą gersim? Kur tu man dainuosi? Kur aš grosiu? Nu parduodam, nu kodėl jūs taip viską apsunkinu? Ateik. Žiūrėk, mes turim jums pasiūlymą. Kiek jūs mums turit mokėti? 150. Aha, 150. Kaip ten būna, kai atsistojat ant stotelės, turit mokėti dvigubai, jeigu dar kartą, taip? Taip. Tai mūsų sąlyga būtų tokia. Jūs mums mokat trigubai. O kodėl trigubai? Dėl to, nes mes trys ir protingesni. Nuoma 12. Jo. Čia jau jūsų pasirinkimas. Net nežinau iš tikrųjų. Pirksi? Nu, reikia. Malonu buvo su jumis bendradarbiauti. Ai, kaip gerai. Jeigu rankom jau sukirto, tai man atrodo, jeigu nusipirkau, reiškia, ne? Nuoma 3 kartus 10.
Ai, gal surizikuojam, vis tiek reikia kažkaip pradėti žaidimą, tai nebeuždypsim gal čia, ne? Gerai, gali. Kur čia? Tos pinigus dedam? Va, dėžė čia mūsų bankas. Dėk čia. Jo, okei. Ko? Į banką, jo, gerai. Kas tau eilė, ne? Jo. Baika nuo statelio buvo, jo? Rizikavom, bet vis tiek. Stojam. Ir jūs tenai muškietininkai. Labas rytas, mokiniai. Labas rytas jums. Tai kaip ten jums sekasi, kaip ten reikalai? Gerai. Tautvyre, tu pasidėsi telefoną ar ne? Jam. Tai gerai. Galim pradėti šiandienos pamoką. Skirtingos muzikos epokos. Aha, atsiminiau. Prieš pradėdami pamoką turime pramankštinti balsą. Ir bravo, bravissimo, piano pianissimo, bravo, bravissimo, piano pianissimo. Garsiau! Bravo, bravissimo, piano pianissimo, bravo, bravissimo, piano pianissimo. Pasiū. Nu gerai, dulkės į viršų. O kur tavo dulkė Domantai? Taigi va, sunkus laikai atėjo ūkininkams nebeįtas. Su tokiais traktoriais nuvilti važinėja dudelę, nusipirkti negali. Pastaba. Gal nereikia? Reikia. Tai gerai, tie, kurie turi dudelės, pagrokit man gamą. Kokią? C-dur. Pasiū. Nejaugi niekas nemoka gamos pagroti. Aš moku. Niekas? Moku. Gabrielė, tu pas mumis muzikanė. Gali pagroti? Atiduok mano dėdę bulvių maišą. O, nu jau visai kitas reikalas. Tai gerai, slėpkit savo dudeles, traukit talentus. Nu baikit, mokytojų. Aš ne muzikantas, aš kūjį mėtau. O aš Belarusą vairuoju. O mokytojų, turit bulvių? Pas manys nėra. O pas manys yra, aš jau surišu ir kaimyną, ir vodkas, ir raudoną. Kas tu tik nori, galėsim po pamokos įsirinkti ir mažai prie tą pačią pastabą ištrinti. Su tokiom bulviam reiks pagalvoti. Gabrielė, koks tavo talentas? Aš moku groti smuiku. Žinom, kad tu moki, matėm, kaip vakar pirmą ant stalą nulūžai. Aš jau galiu savo mėgstamiausią dainą sudainuot. Norit? Sena tavo Tautvilė. Lalėn. Doktor, aš geriau video parodysiu. Oho, stakliukai, bolcas. Domka, bent jau mano mašinė. Sėda. Tai iš vis čia turiu dar kažkoks talento ar ne? Turim. Dabar jūs pamatysite, kaip aš pralysiu pro šitas duris. 3, 2, 1. Štai aš ir atsiteleportavau. Žiūrėk. Kodėl pamoką galvoja? Mes tą patys Himną prieš klasę dainuojat, vėliau pasiaiškinsiu. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė. Gerai, užteks. Tu ko nori? Mes iš Romopolio, neatsimenam?
Nu, Tai va, ir aš dabar išeidavau jūsų gatvę. Norėčiau pirkti. tai ko iškart nesakė? Tai su himno Petru. Bandžiau. Nepasakė. O tik kiek? Siūla? Aš 150 mokėtų. Nemokai galim parduoti. Bet ne. 200 arba nieko nepešit. Tu pirk greičiau čia pas kainą, skalę nebenusipirksi paskui. Vai greičiau. Gerai, kad spėjai nusipirk, būtų iškėlė, būtų nusipirkus. Kiek daug? 150 man, 150 tavo, ne? Taip. Ką vėl aš įdėnu tada? A, žiūrėk, kažką gerą gal išdėsiu tu. Ir kur mano mokiniai visi? Atsiprašau, kodėl vėluojam? Kodėl vėluojam? Kur buvot? Nu tai valgykloj. O ko valgyti yra? Nu tai silkės. O su kuo silkė? Nu tai su žuvim. Ai, su tom blandinėm. Mokytoja, bet žinokit, nu žiauriai šalta, gal galėtumėt langus uždaryti? Ne, ką tik atidariau. Ar šiaip radvilę apsirengt galėtum? Tau čia... Tai kam? Dėl to nes šiandien madų šou. Tai girdi, mano mašina madų šou. Matei spoileriuką, o mašinom tik dėl numerių pirkau MJK. Mija plius Krasauskas. Bet žinai, čia vėl reiks keist. Kodėl? Šok! Atsibodot! Ei! Seržantas čempionas! Kas tai mano mašinos? Duka užklė. Vadybo? Ne! I love gay porn. Sėskės atiduotai! Tai gal pats susiklievai? Nebespam. Gal nori, kad savo avelių mafiją užsiundyčiau? Nebesiūnik tu čia jokių mafijų. Dirbti Excelį ir čia karetinės dainų neklausyt. Atsibodai. Zomai! Telefoną pasidėk. Pasidėjau. Excelį spręsk, atsidaryk. Sprendžiu. Bent kažką vadai prie tos sakinius. Nusivalyk akinius, pasakiau. Matai dabar skaičius? Matau, tik nepažįstu. Na, man šaunuoliukai, va dirba. Gabytė va šaunuolė dirba, Jėzus. Va ir Gvidukas šaunuolis dirba, labai geras. Šito tai biškį prisibijau, žinot, muitaistas. O tu ką nedutė darai? Tai ką, nematot? Pudros ieškau. O kam to pudros? Kad veidelis visada jaunas atrodytų. Ilgai dar. Sprendžiam, dirbam. Palaukit, mokytoja, Cyril. Viril. Gaila, kad tavo papai nerijau. Tavo septintokėm iš vis neaugas, labai. Tos septintokės? Lemba, kažkada Jėgerio pardaviau. Nedutė dar nepasimokė, ne? Nu, kaip matot, ne? Tai gal jau laikas? Gerai, gi mokytoja, gana rėk. Galim kokį makiažą su nalaidėlę padaryti, kad jaunesnė neatrodytų, bet žinokit, būtų mano, nėra 4-2 makiažas. Neda, ne 4-2, o 4-2-0, nes jūs visi čia esantys, mane esat 0. Supratai? Ai, tu man dar čia plaukais pasisvaidysi, ką? Plaukais pasisvaidysi, ką? Mokytoja! Labas, nuolpą bandžiau atsplikdinti. Ja, tai dabar jisai statelę jūsų, jisai išrideno, jam nereikia. Jo, aš išginau jūsų statelę. Jisai perka. Ir norėčiau pirkti, kad norėčiau sužinot, o kuo jūs čia užsiemot, ką jūs daugiau veikiat be tokių dalykų? Na tai pasipasakokit. Na, aš tai perilus darau. Aš tai didžiajauju. Aš tai sėdėjau prie telefono. Žodžiu, septintokę papusą. Tai žiūrėk. Tu čia papais vadini? Jėzau, zubai, čia razinkas, kai užaugsi suprasi. Aš tai tiesiog be darbo sėdžiu. Aš tai Europos muay čempionas. Nu, žinokit, nemeluosiu, išgyvent bandau. Dėrėtų. O klausyk, o kur čia tavo draugė, ką tik sėdėjo, kur jinai dingo? Tai palaukit, tuoj atvarą.
čia įdomu, bet... Ne, jūs tikrai, kad nepirksit. Pirksit? Jo! Pirksit? Jo. Tai gerai. Tai gerai. Nepamirškit į banką įdėti. Ate. O kaip faina, dar daugiau pinigų pasidariau. Nu labai smagu. Gerai, vaikai, baigėsi pamoka. Ate. Tai žiūrėk, kad metų, tai tikrai, kad nepirksit. Tai jau pirmą, tai sakyk, pirksi? Tai tu irgi sakai, kad pirksit. Tu pirmą sakyk, kad aš vis išsigandau, dėl to ir sakiau tai. Ai, ne. Ne, tikrai, kad nežinau. Nu gerai. Apsilaiku kažkokią. Žiūrėk, pasiseks gal tau labiau. Nu, aš tiesiog nebegaliu. Mergaitės! O, Monika, bet kartą nevaloji. Kur vakar buvai? Miegojau. O užvakar? Tai pas daktaras buvau. O tai kur visos kitos? Gabrielė dažosi, Goda vėl jėgerio apsipylę prausėsi, o Melanija nežinau, gal kokį namelį bando padėti prie dvaro. O tai kur Vanytė? Mokytoja, vėluoju netyčia, atsiprašau, nu. Su alum! Į kavą! Ateik čia, sakau. Nematau, žinau. Tai gerai, liuks. Tikrai galaikas. Nu tai kur visos kitos einam sportuoti, tai einam, greičiau! Lygiuot! Sveiks, motinė! Sveiks, tamsta! Įsiskaičiuok pailiui. Pirmą, antrą, trečią, ketvirtą, penktą. Nu tai kur vėl šiandien nėra? Visos kaip ir. Visos? Kaip ir. Negaliu patikėti. Na ką galiu pasakyti, jog eilinį sykį dėl jūsų man skauda galva. Pasistengsim nieko labai daug nedaryti. Bet turiu jums pasiūlymą eiti į baseiną. Ir išduosiu jums paslaptį, jog treniruotės baseine mažina celulitą. Dar bus norinčių. Monika, tu varai? Pirmą senį tingiu. O tu? Aš tai tikrai ne. Man celiulitas ir alus išgėrus dega. O tu Goda varai? Juokauju, aš tą sikspeką tikrai niekam nerodysiu. Panos, aš tai tikrai nevarysiu. Man visas makiažas nusiplaus. Įsivaizduojat, kiek aš laiko kiekvieną rytą praleidžiu, kad tokį veidelį turėčiau. Aš tai gyros paeinu. Po džimogi negalima lysti, man raumenys geras palaiduos. Mergaitės užkankėsi. Na bet kaip patu norinčių nebus, tai stosim šokti aerobiką. Nu tai ką stoja, kai vietas prasimankštinam, būtinai padarom kojų mostus paroj. Būtinai. Truputėlį prasimankštinam. Nu aš tiesiog nebegaliu su jom. O ko jūs man šiandien Laba diena, jūsų stotelę nusipirkti atėjau. Palauk, mano eilė. Atėjau jūsų stotelę nusipirkti. Aš noriu šitos stotelės labai. Labai noriu, man labai patiko. Kaip jūs man palat, aš išridenau mano eilė čia dabar. Man labai patiko, aš noriu nusipirkti stotelę. Ai, tai tau čia šitas mergos patiko. Ne, nepatiko man. Muzika labai gera buvo ir šiaip atmosfera faina labai. Taip. Aš sportuot noriu. Bent viena nori sportuot. Labai šaunu. No. Gal turi dar kažką čia parodinti? Tai aišku, kad turim. Dabar čia? Taip, neseniai pradėjom statyti nuolat prieš molą, norit pamatyti? Taip, noriu. Tai gerai, tuoj pasimsiu savo mergaitės. Tuoj. Mergaitės, einam šokti!
to try to explain how I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. I've never felt like this before. This feeling's like so real. I'm obsessive when just one thought of you comes up, and I'm aggressive just when thought I'm close enough. You got me stressing, incessantly pressing the issue, cause every moment gone you know I miss you. I'm the question and you're of course the answer. Just hold me close boy, cause I'm your tiny dancer. You make me shake and I'm never mistaken, but I can't control myself. Got me calling out for help. SOS, please someone help me. It's not healthy for me to feel this way. Oh, you are making this hard. I can't take it, see it don't feel right. SOS, please someone help me. It's not healthy for me to feel this way. Oh, you are making this hard. You got me tossing and turning, can't sleep at night. Ne, tai sugrįž. Aš nebežu. Kaip tai nebežu? Aš nebežu. Kaip aš tau vienas dabar žaisiu? Ja, nu pradėjai, grįž. Žiūrėk. Pažaisiu. Ne! Žiūrėk, galim nebelaukti vakaro ir va, dabar. Ne! Turit gėlių gal kažkas, ką? Kažkaip tai. Kažkaip grįžti. Bankininkas vėl tai. Aš myliu merginą gėlių kvartale. Noriu vadinti ją savo gėlę, bet niekad nesu kalbėjęs su ja. Afrodita, žiūrėk, ką turiu. Nu žaidžiam, tęsim. Tęsim. Bet aš perku. Taip. Aš perku. Taip, gerai. Gal tu, pamerkiai. Nebesikeikim, žaidžiam toliau, man. Nebesikeikim, gerai tavo. Pridėm. Pridėm. Jolka, kepsnių yra, bus tik per ilgąją. Galiu pasiūlyti kotletų, blynus, sriubos. Tai dar kotletų, tai? Su kuo? Su burokėliais. Jolka, kotletų su burokėliais. Mergos, girdėjot, kad Viečius vasaros tegul mašina be pirto? Čia rimtai? Mergos, žinokit, ką aš pagalvojau. Gal reikia kurti jaunimo šoką? Ta prasme, tos pasirodymus, kur tu Mariu buvo iš tikrųjų labai geras. Ta prasme, slay. Gerą judesį radau. Palaukit, žiūrėkit, iš vis aš makiažą turiu.
Radau jų makiažą. Nu, davai, važiuosi. Šitas geras. Šitas geras. Geras. Eiti matyti. Tiksliai. Sena informacija. Nu, kadangi apie poras prašnekam, girdėjot, kad Reifonas su Viktorija jau ilgą laiką kartu gyveno. Valgyk, šitas geras, įkelsi. Vakarą praleis prie mesų. Ir ta atsisakė. Tai kūlė reikia? Tai kū. Viens valiu. Žiūrėk, tuoj fotkę parodys. O tai kokia čia veislė? Man rodos tokias pat auginam. Va, tai tik su valgyklos susikolabinam. Taip. Sėgiai, čia reikia. Vakar pavaliau staigų, po to smygam ir prifotkinam vas. Sveiki. Labą dieną. Ko norėsit? A ko turit? Kepsnių, kotletų, blynų, sriubos. Kepsnių 2 porcijas. Jolka! Kepsnių 2 porcijas. Kaip suprast? Reikėjo ateit per ilgai. Grinais ar kortelę? Taip, kortelę atsiskaitysim. Gerai. Jolka! Man vėl nebereikia. Taigi užrakintas ekranas. Nu, bet vis tiek. Tai gal grinai? Žiūrėkit, su tais grinais pas mus tik tokie grinai yra, aš nežinau, ar priimsit jų. Oho! Koksai didelis. Neturėsiu grąžos. Tai gal rytoj? Į skolą, rytoj. Į skolą. Rytoj. Jau gavai. Jau už maistą nesmokėjom, bet pala. Įdomu, maistas liks neringos svetainė, ar ne? Ką žinau? Bet perku, tikrai perku. Dėk bankan. Toliau palas. Jo, gerai. Čia geras jau čia. Labai gerai, pasimalau, dai grįžę toliau. Gerai. Tai kas dabar? Tai kaip visada. Nu, bus tau kujos bens susipirkti. Liavo, kaip ilgai užtrukau, kol bens ant plojo. O kas buvo? Taigi, blet, kažkoks durnelis numyža per bailį. Man tai tokių bairių nebūna, aš pirmas užmiegu ir man gerai. Hebra, neprimetat kokią mašiną dabar vairuoju. Nu, tai kokį git? Ai, ne jūsų reikalą. O, paukštas. Skridai kaip paukštis, bet kritai kaip inkaras. Nu, okei, Audi Q5 bankas su metais. Turis, dapoje važiuoja visko, dujas, benzas, elektra, vanduo. Kilavatų, belekiek.
Tai kiek mokėjai? Ai, tai ne aš pirkau, nelabai domėjaus, bet senelis nupirko sumokėjo 14 750 eurų. Kiek daug. Aš tavo neapsprendžiu, kokie aš Bemso noriu. Ir krekždės, ir slyvos, ir betman, ir ten plunksas. Per daug man pasirinkimo. Kokius pinigus? Savo klėstančių verslų. Labas, berniukai! Labas! Gal kokių buteliukų turit, neturit tokių skarbonkių, aš kaip tik renku, neturit tokių, nežinot? Ne, aš galiu tik tai parūkyt pasiūlyti. Ai, ne, aš tai nerūkau. O tada rūkyk, į sveikatą. Nu, bet dieve, bet matau malačius, jūs berniukai, malačius. Nu, ačiū. Ne tik kaip mana, vienas psichinė, o kitas, dieve, jis gyvena su manim, bet niekuo nepadeda. O kodėl kas jam buvo? Ai, sūnus? Jo? Serga, labai serga. Nu, va kaip. Tai aš sakau, gal turit tokį butelių, kažkokių skarbonkių, neturit man? Ne, čia žinokit, pas paukštą tik tai pas mus skarbonkė. Va ten, kas ir nelydė. Va, lydė. Tai va ten, jie mačiau ir butelių, ir skarbonkių ten jie turės. A, gerai. Nu, ačiū jums, berniukai, malačiusis. Su Dievu jumis likus sėkmės. Ačiū, kad parodė. Ačiū, sėkmės. Su Dievu. Vis tiek audinė geriausia. Oi, durniu. Aš tam durnius, davai einam kriaušę, pro mūsų pažiūrėsim, kuris durnesnį. Davai. O tai gal aš? Kviečiame pažiūrėti, kuris kiečiausias nojų laužadį. Tai nuo pačiesim, kuris iš tikrųjų kiečiausias. Dabar taip, išstojat visi po vieną mūšį tikriausią ir išsiaiškinsim, kuris stipriausias. Tai gerai, pirmas, Zangiras, paploja!
sexy, yo. Get you 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 sexy, yo. Take a look inside your heart. Is there any room for me? I won't have to hold my breath till you get down on one knee, because you only want to hold me when I'm looking good enough. Did you ever fool me? Would you ever picture us? Every time I pull my hair out, was only out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Because what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are liar, but boys are liar. He doesn't see ya. You're not looking at me, boy. But boys are liar, but boys are liar. He doesn't see ya. You're not looking at me, boy. Tai perki, neperki. Negaliu šitas. Ačiū Dievui, rytdienos. Nu tai tenka. Gyvenimas tai meilė. Pažink ją pusnačią. Kai tik meilė atiduoda viską, jis subankrutuoja. Meilė, kaip skaičius pi. Natūrali, iracionali ir labai svarbi. Žinome, kad meilė stipri kaip mirtis, bet juk ir trapi kaip stiklas. Prašau, padėk mums. Na, kas jos kamuoja mano gražaliukai? Šitas ir vėl sėdi, o mergų ieško. Prigautas, Enė. Ką? Prigautas. Adrija, kiek tu gali? Ta pati per tą patį. Ramybės, mano mėlėjai, ramybės. Aironai, o kodėl tu sėdi OMTV? Atsibodo man ta kasdienybė. Aš noriu ieškot nuotykių. O tai galbūt jūs kartu ieškokite nuotykių? Berneli, ar negirdėjai legendos apie gyvenimą dorą, traukiančią sąžinę storą? Nu tai va, sakiau, tau, sakiau. Ei, panai! Va, kasgi jūs kamuoja mano mėlį katletukai? Ai, šnekant apie mėsą rugilę. Girdėjau ir vėl ją valgyti pradėjai. Bet ne dėl to mes čia. Matai, aš gyvenu Čerkiuose, jis gyveno Rajonuose. Gal Škodai yra, kad mus skiria didelis atstumas. Ką mums daryti? Na, aš jums galiu pasiūlyti savo mėgstamiausią frazę. Nėra jokio atstumo, kuris galėtų įveikti dvi vieną kitą mylinčias sielas. Nu va, koks turiu problemą. Tegul amžina siela veda tavo kelią. Gyvenimas nedoras, kaip matai. Laikyk tvirtą, senelysai. Oi, jūs tai. Oi! Na, kas jūs kamuoja debesėliai? Nieko, viskas tarp mūsų gerai. Draugaujam jau 5 metus. Atrodo tas pats per tą patį. Noris kažko naujo. Ar galėtum kažką pasiūlyti? Na, jūs pagalvokite. Ar tai, ką jūs abu kartu veikite, jūs abu džiugina. O jeigu nepasvarstykite, ar galite kažką nuveikti ir taip susikurti savo nuotykį. Bet mes jau viską išbandėm, nebežinom daugiau ko imti. Visada yra daugiau jūs tai. Tik turite ieškoti kartu. Kartu ir stipriau. Ai, per daug vyno. O kas jūs čia tokie būsite? Tai mes iš Romopolio visai patys stotelė čia nusištiname. Kokia ta stotelė, tu paklikščias? Tai lys, Kristok, visada kaip visada. Kas tau vyra? Kas tau vyra, aš nesuprantu. Ką tu pasakai visada? Nuo jūsų sklinda bloga aura. Mano žodžiai čia jau nebepadės. O žiūrėk, Kupidonas net nenori šnekėti su tavimi. Gerai, aš su tavim nenoriu šnekėti.
Tai ir ačiū Dievui, nešnekėk. Aš ne Dievas, aš kundra. Gal 12-okus pakviečiam, gal jie padės, gal jiem geriau sekasi. Ei, jo, gali 12-okus kvies. Taigi kviečiam į sceną, Justą Grincevičių. Ir Austėjas Ukrainė! Žaisim žaidimą, kas geriau kurį pažįsta. Kojinės gali susitaikyti. Be kojinių irgi. Padėtų. Gerai. Taigi bus žaidimas, kas geriau kurį pažįsta. Ir dabar apsikeiskit po vieną batą. Į rankas paimkit savo batą ir partnerio batą. Parukuoj. Ir palaukit, tuoj. Palaikom. Dabar atsistokit vienas kitą nugarą. Kyna, visi čia šitokį, atsitikit, gerai. Taigi, dabar užduosim klausimus. Ir bus klausimai tokie. Jeigu jau nebepažįsta mane, jau kai tokie žaidimai jau nebepažįsta. Užduosim klausimus. Ir jeigu partneris manot, kad dažniau tą dalyką daryti partnerio batą, jeigu jūs savo batą. Tai ir pirmas klausimas. Kaip manot, kuris verbalius smigtų pirmas? Antras klausimas. Kuris didesnė tikimybė, kad važiuotų į griovį? Trečias klausimas. Kaip manot, kuris turi daugiau šansų neišlaikyti egzaminų? Ir paskutinis klausimas. Kuris labiau myli kates? Meilė! Turim specialią dovaną. Vis dėlto jam užteks ir vieno. Ačiū labai, jūsų parodymą.
You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better than it. I can't stand it 'cause you put me down. Because you're mine, oh. Iš tikrųjų, reikia nusipirkti, tikrai padėtume. Tikrai perk. Taip, nusipirksiu. Tavo eilė? Jo, mama. Padėčiau. Labai, labai. Aš nieko negaliu padaryti. Nu ką čia mergos jau pliotkinas? Matė, Žalgiris vėl pralošė. Nuo kada tu čia kaščių domėtis pradėjai? Taigi su Norma susimetė ir pradėjo domėtis. Ai, tik nereikia. Aš ir anksčiau domėjaus, tiesiog nežiūrėjau. Gerai, užteks apie tą kaščių. Aš visą naktį nemegau, nes fiziką mokiausi. Ir trejetą gau. Tai kaip aš į optimetriją įstosiu? Milda, ką tu nesupranti Boltzmann antropijos formulės? Ai, Agne, nustok su savo mandarinų kalba kalbėti.
Kalbant apie mandarinų kalbą, žinokit, su sese šią vasarą skrisiu 3 mėnesiam į Australiją. Wow! O aš tai Italijai buvau, nu žiauriai patiko. Ir vaizdai, ir maistas, o berniukai, nu tokie saldainiukai. Norit papasakos, o kiek raus berniukas sutikau? Ne! Bet vis tiek, pasižiūrėkit. Vila, for you. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità. E restare vicini come bambini la felicità. Felicità, felicità. È un cuscino di più nell'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro le penne la felicità. Tautvilė plius italas. Nu, oi, kaip jums faina. Aš tai visą vasarą serbentus ir vyšnės skyniau, pas tėvus kieme. Nu jo, mes tai su Norma Kaune buvom, bet nu kol aš ten prisiparkuodavau, nu va žiūrėkit. Kas tau šis teisės davė? Girdi, Kosta, ko vakar laukia nebuvai? Taigi seniai, vakar sandėliukį sėdėjau ir pamačiau video, kaip be tepalą dyzelis gali važiuoti. Sandėliuką išleidą ir iškart bėgau garažą ant Chrysler'e tepalų nuleidė. Pagalvok, logiškai, kaip tu mašiną be tepalą važiuos? Pats daunas, man daunas. Persų važiuoji, tai vierkas, ne? Tai davai pažiūrim, ant kurniką pažiūrim, ką čia vėlė. Davai, Aš persivaldęs, nu. O kur tu, Kačinska, buvai? Taigi Žalgiris lošė, negalėjau. Kopas belė koks buvo, negalėjau praleisti. Bet gaila visus vaikų pinigus pralašiau. Reikia pradėti butelius rėkti. Butelius? Oi, vaikiukai, nu nepadėkit. Gal kokių buteliukų turit, neturit? Dieve, aš ėjau. Piniginį iš manęs pavagė. Ar raktus aš pamečiau. Nu dirbu dabar daryt. Dabar butelius įrenku. Tai mažiau žinot, kur butelių kokių būt, gal skarponkių nėra kur kokių. Tai ten va, žiūrėkit, yra numesta kelios. O gal jūs man senai, nu dieve, nugarą sopą, gal jūs man padėtumėt paimti? Oi, ne. Mes labai užsiėmę. Organizuojam šventę, stovyklą, mokymų, festivalį, žygius. Susirinkimų. Kelionė. Rotmušės. Žaidimų vakarus. Kitą savaitę ir projektą turim pristatyti. Nu projektas rimtas darbas. Taip. Nu gerai, vaikiukai, pamatau, jūs geri, darbštus vaikiukai, šaunuoliai. Nu su Dievu jums tada sėkmės. Matau, ta tai bratinga pusė. A, ta tai labai graži. Nu gerai, tada sėkmės jums su Dievu. Baltrūnai, ko tu čia prišnioji? Ai, buvau. Ir be to, žinai, kas man būdavo už tokius žodžius? Kas? Bauda! Bauda! Vienas! Tikras! Skautiškas! Pritarimas! Aš žinokit, išridenau lyderius Kersgatvį, sakė, kad ši organizacija veikia, daro, organizuoja viską, bet tu čia matau pramagaujat, jūs tai ne ten gal pataikyti, viskas čia. Mes labai užsiėmę. Organizuojam šventę, stovyklą, mokymus, festivalių, žygius. Susirinkimų. Kelionė. Rotmušė. Žaidimų vakarų. Kitą savaitę ir projektą turim pristatyti. Oi, tai vis dėlto čia pataikėm, reiškia. Žiūrėkit, Hebra, vėlia koks balius, davai varom? Davai! Ką tau reikia?
Pasakyk man, ko tu nori. Saulė nakčiai pažadėk. Per dažnai sau tą kartoju. Ko tau reikia, kad mylėt? Pasakyk man, ko tu nori. Ramiai, galva žemyn. Ramu. Labą dieną. Tai čia jau... Tai dabar čia, kaip čia dabar čia? Ne, čia baliaus pinigai mūsų šiaip tai. Sakiau, kad vierchas. Pasirodo Krista. Gerai. Ne, tai dabar... Gražiai. Ne, tai dabar klausyk. Nu tai, nežinau, gali imt tos pinigus jau čia taip. Bet tai klausyk, mum 100-dienis 12-okų. 100-dienis. Tai rašykit pareiškimą. A gal pavyzdžiui, nežinau, laivą kokį? Laivą. Dabar nuimkit man sijoną pradžiai, palauk. O tu, močiutė, dar atsakysi. Špypint reikėjo čia turėti, kur pipsiukas mūsų buvo. Nu, davai, trumpą laivelį. Nes porą procentų liko. Su porą procentų vagia pinigus. Kad aš jį galėsiu išsaugoti, reikia YouTube'ą. Labai gerai, pasveikin mūsų dvyliktokas! Labą dieną. Nu, karoči, kol kas 6 žiūrovai, žinau. Taip, žodį gal kokį sveikinimą. 12-okam. 12-okų čia šventė ir gino. Linkiu 12-okam nepasiduoti, netikėti mentais. Ir stengtis, visą gyvenimą stengtis ir viską turėsite. Na, 12-okai, mes čia tokią staigmeną jums padarėm, mūsų baliaus pinigus pavogė. Nu ir ką dabar daryt? Norėtumėm, kad ateitumėt ant scenos, užliptumėt. Tai kviečiam klasių atstovus, 4 B, 4 C ir 4 D klasės atstovus. Visus kviečiam ant scenos. Tai gerai, tai kažkaip skolą reikės grąžintai, įteiksim šaukimą į teismą.
Prašau, panelis. 4B klasė. Kur 4B? Pamojuojam 4B. Ketvirta C. Ir ketvirta D. Sveikinimo žodį galbūt, kažką norit pasakyti. Lolė, lolė. Nu, 11-okai, kaip jaučiate? Iš tikrųjų, tai aš tikiu, kad ne man vienai yra keista save vadinti 12-okę, sėdėti šimtadienyje kaip žiūroviai ir matyti tai, ką jūs sukūrėte mum, matyti tą šventę, kurią mum padarėte. Tikiu, buvo visko. Buvo ir pykčių, ir daug išleistų pinigų, ir daug repeticijų, ir visokių emocijų. Bet tikiuosi, kad iš šimtadienio, iš organizavimo pasimsit begalę gerų, gražių akimirkų, nes čia yra vienas iš nerealiausių dalykų, kuriuos darote mokykloje. Tai visų 12-okų vardu noriu jums pasakyti didžiulį ačiū. Ačiū už šventę. Linkime taip pat gerai pasidžiaugti ir po to savo atliktų darbų. Ir taip pat norime įteikti dovanėlės jūsų atstovams klasių ir auklėtojams. Tai kviečiu B klasės atstovą ir auklėtoją. Auklėtojas, kur auklėtojas? Ateina auklėtoja. Auklėtoja, gerai. Taip pat kviečiu C klasės atstovą ir auklėtoją Jolantą Dirsienę. Kviečiu D klasės atstovą ir auklėtoją Nataliją Liubienę. Ir kviečiu E klasės atstovą ir auklėtoją Loretą Rimšienę. Dovanas auklėtojom puokštelės. O klasėm po sąlyčio dovaną prašom. publika. Važiuojam. Šimtas atšimto egzaminus ir matai rimto, netraisytų solo nutrinto, iš pamokų nebebus sprinto, ašaros jau nebetvindo, mantras šį vakar suspindo, bus bloga po afterio rimto, nieko čia keisto, nieko čia rimto, visi 12-okai jau susirinko, klauso šimtagalio hito. Šiandien jūsų vakaras, tai tarsim porą žodžių, žiūrėkit, nepaspinkit nuo balužio sodžių, paliesimės kiekvieną kaip per kokią degustaciją, milaknis įstiklainis tai geriausia kombinacija. Mama pirmadienį žadina, paukštokiam 6 eurų nestebina, batai neoniniai mane pakina. 100 ant 100 egzaminus įmat ant rimto, netrinsit jų suolo nutrinto, iš pamokų nebebus sprinto, ašaros jau nebetvindo, ką mantra šį vakar suspindo, bus bloga po afterio rimto, nieko čia keisto, nieko čia rimto, visi 12-okai jau susirinko, klauso šimtadienio hito. Mūsų tvarka po metų ateina, narbutis o meglė ant snapų įeina, Lukšytė su tvitu, jei nieka nefeilina,
Zajančių skersas į gravį išeina, kuris čia iš jūsų daugiausia pridaręs. Pamatęs Radvilės tik topus lėpu aš apšalęs, lyg savitskaitė anglų iškalęs. Kad ir kaip iš mums sunku visiems, bus ir gerų momentų, ir blogų momentų. Tačiau mes padėsime vieni kitiems ir pereisime šį žygį kartu. O dabar Tonce ateina. Emilis penktadienį sėdi padaręs, tai faktas. Zubauskui nuo 9-okių ištinka infarktas. Kodėl po velnių lūžadis be maikės? Tangi iš tango užsimetęs, dėl biznio idėjų gal pametęs. Rojus bachuriukas kilogramų numetęs. 100 ant 100 egzaminus imat ant rimto, netrinsit jų suolo nutrinto, iš pamokų nebebus sprinto, ašaros jau nebetvindo, per mantrą šį vakar suspildo, bus bloga po afterio rimto, nieko čia keisto, nieko čia rimto, visi 12-okai jau susirinko, klauso 100-dienio hito. Meilų netrūksta kuklumo, jistelio bulkui trūksta akumo, į pemantrų laiptis nesirengiu jokio kostiumo, netrūksta mums žiaurumo, visi išgirdę iš karto paniūro, paliesime visą tą mantrą, matikaitę apie kompų žinias mano plečiai, revičių man čia pamačiu, šiltas jau krečia. Kurtas iš ofiso visus vėl išvaro, tu likė nebėra neįgaro, tu tylė įsikipus už italo, kertu aš bytą kaip iš teisinės, lyg būčiau vardu aš Martyno, liūda pasienė judesiukų mokina, pralėktų su mėlu su bariuku mano fantazija, ei banytė padarytum gal akciją. Kas iš visi leido ritmą mūsų gimnaziją? Šimtas ant 100 egzaminus imat ant rimto, netrinsit jų suolo nutrinto, iš pamokų nebebus sprinto, ašaros jau nebetvindo, be mantras šį vakar suspindo, bus bloga po afterio rimto, nieko čia keisto, nieko čia rimto, visi 12-okai jau susirinko, klauso 100-dienio hito. Šiandien jūsų vakaras, tai tarsim porą žodžių, žiūrėkit, nepaspinkit nuo balūžio sodžių, paliesimės kiekvieną kaip per kokią degustaciją, milaknis stiklainis tai geriausia kombinacija.